Vaikučiau, šiandien mes turim jums parodyti, koks yra įdomus, spalvingas spalvų gyvenimas, kai jis žaidžia. Prašom paklausyti spalvų pasakėlę. Nežinomoje šalyje gyveno keisti žmogeliukai spalviukai. Kiekvienas jau buvo kokios nors spalvos ir gyveno savo namelyje. Geltonas – geltoname, raudonas – raudoname, mėlynas – mėlyname. Jie mėgo kartais aplankyti vienas kitą ir kartu pažaisti. Geltonas spalviukas buvo labai linksmas žmogeliukas. Kartą jis sumanė pasisvečiuoti pas mėlynąjį draugą. Prašom. Pakviestas atėjo. Įėjo. Bet kasgi čia atsitiko? Kas pasidarė mėlyno spalviuko mėlynam nameliui? Kas atsitiko, vaikai? Pažaliavo. Truputį tamsi žalia spalva, bet vis tiek žalia. Taip? Kitą kartą geltonas spalviukas pasikvietė viešnagėn raudoną. Išsivirė gardžios arbatos ir laukė. Įėjo svečias į geltoną namelį ir kokia spalva nusidažė geltonų spalviukų namelis? Kai raudonas spalviukas grįžo iš kelionių, labai nustebo. Kas čia tame namelį pasidarė? Kad jo namelis jau ne raudonas, o koks daletinis. Dar koks ryškus. Bet gerai pagalvojęs, suprato, ar tik nebus atėjęs pas jį mėlynas kaimynas į svečius. Kitą kartą geltonas spalviukas susirgo ir gulėjo liūdnas savo geltoname patalėlyje. Ligonių aplankyti atskubėjo raudonas ir mėlynas žmogeliukai. Skuba. Geltonasis tuoj pralinksmėjo ir ėmė juoktis. Kokia spalva dabar taps jo namelis? Kai ligoniukas pasveiko, visi trys draugai nutarė pažaisti. Vaikai, matot, kas atsitinka, kai spalviukai nori žaisti? Matot, spalvytės visumai šuo keičiasi kitas spalvas. Taip? Tai dabar mes norėsime kartu su jumis pažaisti. Ar norėtume pažaisti? Patep. Čia patep.
išorė, ne? Nu, tai krypo, čia yra, čia yra. Kuris dabar? Gerai, dabar teisimų geltoną. Kad ir va šitaip tašką. Oha, viskai per daug. Dabar reikia. Viskas paliekam. Paliekam dabar, paliekam. Paliekam dabar, paliekam. Dabar biškį padarykit. Šūką greitai. Va, žiūrėk, kas pas mus. Mus gaunasi mes. Ir mes Štai pas mus kas gavosi, vaikučiai, pažiūrėkit.